Lietuvos rytuose, tarp ežerų ir kalvų, stūkso mažas kaimas – Zalavas. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo ramus ir nieko neišsiskiriantis. Tačiau čia slypi pasakojimas, kuris nurėmė ne tik dviejų tautų santykius, bet ir visos Europos istoriją. Šio kaimo vardas susijęs su vienu įtakingiausių 20-ojo amžiaus vidurio Europos veikėjų – Józefu Pilsudskiu. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Zalavas, tuomet vadintas Micionių dvaru, paminėta 16 amžiuje, kai priklausė Naugarduko kaštelionui Aleksandrui Voinai Jasenickiui. Nuo 18 amžiaus tapo Giedraičių, vėliau Oginskių giminės nuosavybė. Nuo 19 amžiaus priklausė Michalovskių šeimai, iš kurios kilusi Marija Bilevičiūtė, Józefo Pilsudskio motina. 1863 metais ji ištekėjo už žemaičių bajoro Józefo Vincento Pilsudskio. Naujasis šeimininkas suteikė dvarui Zalavo vardą, manoma nuo čia tekėjusio Zalavėlės upelio pavadinimo. Dvare įsikūrė Pilsudskių šeima, kurios šaknys jungė lietuvišką žemę ir lenkišką kultūrą. 1867 metais gimė būsimasis Lenkijos maršalas Józefas Pilsudskis. Pilsudskių dvare buvo medinis rūmų pastatas, 3 aukštų malūnas, plytinė ir kiti statiniai. 1875 metais per gaisrą sudegė beveik visi mediniai dvaro pastatai. Dvaras po to jau nebeatsigavo, o Pilsudskių šeima persikėlė gyventi į Vilnių. – 1934 metais Zalavo dvarą su visais pastatais nupirko Lenkijos atsargos kariškių sąjunga. 1935 metais imtasi tvarkyti buvusią dvarvietę. Ant atkastų pamatų buvo atstatyta oficina, suremontuoti kepyklos, kalvės pastatai, senoji rūkykla. Buvusioje kepykloje buvo įrengtas muziejus ir skaitykla su Józefo Pilsudskio kūriniais. Ypač daug dėmesio skirta sutvarkyti Zalavo parką. Sodinukai buvo vežami net iš Varšuvos. 1937 metais vietoje, kur stovėjo Pilsudskių namai, pasodintas simbolinis ąžuolas, tvirtumo, ilgamžiškumo ir tautos gyvybingumo simbolis. Ąžuolas turėjo tapti gyvu paminklu, primenančiu, kad šioje žemėje prasidėjo Józefo Pilsudskio kelias. 1937 metais, minint antrasis Pilsudskio mirties metines, šalia ąžuolo buvo pastatytas atminimo akmuo su užrašu, žymėjusi šią ypatingą vietą. Ceremonijoje dalyvavo ir Aleksandra Pilsudska, maršalo našlė. Vietos bendruomenėje šis įvykis paliko stiprų įspūdį. Zalavas tapo lankoma vieta, muziejuje rinkosi lankytojai, buvo pasakojama apie Pilsudskių šeimą. Deja, po Antrojo pasaulinio karo ir sovietinės valdžios įsigalėjimo, visi tarpukario atminimo ženklai buvo naikinami. Muziejus uždarytas, pastatai sugriauti, o pats ąžuolas paliktas likimo valiai. Nepaisant to, medis išliko. Jis tebeauga iki šiol, tapęs vieninteliu gyvu liudininku, menančiu Pilsudskių dvaro ir jo garsiausio sūnaus istoriją.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Zalave vėl suformuotas memorialinis kompleksas. Jame pastatytos naujos stelos, skirtos iškilioms asmenybėms bei tragiškiams istorijos įvykiams. 2017 metais buvo pastatytas naujas atminimo paminklas, skirtas broliams Bronislavui Petrui ir Juzefui Klemensui Pilsudskiams. Paminklą suprojektavo ir pastatė istorikas, archeologas, menininkas Vytautas Musteikis drauge su grupe bendraminčių. Projekto iniciatorius siekė subalansuotai pristatyti Pilsudskių giminės palikimą bei įprasminti Zalavą kaip atminties vietą, paliekant politinius vertinimus nuošalyje. Ši vietos bendruomenės iniciatyva Zalave tapo ne tik istorinio atminimo tašku, bet ir paskata domėtis Lietuvos ir Lenkijos istorinių asmenybių sąveika bei jų likimais. Zalavas tai ne tik mažas Lietuvos kaimas, bet ir liudininkas didelių likimų, kuriuos kūrė tokios iškilios asmenybės kaip Juzefas Pilsudskis. Jo istorija, žmogiška drąsa, siekiai ir gyvenimo vingiai įprasmina ne tik asmeninį paveldą, bet ir tautų bendrystę bei sudėtingą Europos istoriją.